Kas atstatys Sioną? Pažiūrėkime Psalmyno 102 skyriaus 17 versetą. Viešpats atstatys, ką jis atstatys? Sioną. Ar atstatyti nereiškia statyti iš naujo? Atidžiai išnagrinėkime žodžio atstatyti reikšmę. Jis rodo, kad tai ne pradinis įkūrimas, o kadaise sunaikinto Siono atkūrimas. Anglų Biblijoje aiškiai užrašytas žodis rebuild. Argi re nėra priešdėlis, vartojamas su reikšme vėl, reiškiantis pasikartojimą? Sionas kadaise buvo įkurtas, bet dėl daugybės įvykių jis buvo sunaikintas. Vis dėlto Dievas vėl atkurs Sioną. Todėl Biblijoje rašoma, Dievas atkurs Sioną. Viešpats atstatys Sioną ir apsireikš savo garbėje. Taigi, pranašystės požiūriu, tai kas gali atstatyti Sioną? Tarkime, kad tai būtų dramos ar filmo scenarijaus dalis. Tada, pagal scenarijų, kas pasirodys ir įkurs Sioną? Pati Biblija yra pranašystės knyga. Viskas turėtų išsipildyti pagal ją. Todėl, kad išsipildytų ši pranašystė, Dievas turi ateiti ir atstatyti Sioną. Ar negalime sakyti, kad tik ta vieta, kurią Dievas įkuria, yra tikrasis Sionas? Kas sakoma Apreiškimo 5 skyriuje? Ar yra kas danguje, žemėje ar po žemę, kas galėtų atversti ritinį ar bent į jį pažiūrėti? Niekas. Tai reiškia, kad teisingas 66 Biblijos knygų aiškinimas negali būti pateiktas, kol neateis Viešpats. Kad ir kiek Biblijos tyrinėtojų sugalvotų įvairių teorijų ir sukurtų visokias sistemas, jų teorijos ar sistemos niekada negali mūsų išgelbėti. Tai turi atitikti Dievo valią.